Angelų vaidmuo mūsų krikščioniškajame gyvenime. Angelai visų pirma reprezentuoja Dievo didybę bei jo tobulumus. Kiekvienas jų tam tikrų laipsnių apreiškia begalinę būtį. Tam jie ir yra. Vienuose stebimės galia, kituose meilę, kituose tvirtybę. Kiekvienas jų yra dieviškojo grožio vienokia ar kitokia panašybė. Kiekvienas jų adoruoja ir šlovina Dievą pagal tai, kiek jie yra panašūs į Dievą. Taigi, garbindami angelus, garbiname juose patį Dievą, nes jie yra Dievo tobulumais spindintieji veidrodžiai, gryni kristalai, šviečiantieji rutuliai, kurie atstovauja ir atspindi begalinį kūrėją. Angelai, iškelti į antgamtinę plotmę, dalyvauja Dievo gyvenime ir sėkmingai atlikę bandymą džiaugiasi palaimintųjų regėjimu. Jų, tai yra mažutėlio angelai, kalbėjo Jėzus, visuomet mato danguje esančio mano tėvo veidą. Ar angelai yra gavę antgamtinį gyvenimą dėl Kristaus būsimų nuopelnų, iš apreiškimo nėra aišku, bet yra tikra, kad Kristui įžengus į dangų, jie jungiasi su Kristumi, su tuo vieninteliu tarpininku tarp Dievo ir jo kūrinijos, ir drauge su juo teikia garbę ir šlovę švenčiausiai trejybei, per kurį Kristų, tavo Dieve, didybę, garbina angelai, adoruoja viešpatystės, dreba iš pagarbos prieš tave galybės. Vadinasi, kai vienybėje su Kristumi adoruojame Dievą, drauge jungiamės su angelais ir šventaisiais į vieną chorą ir vertai šloviname švenčiausiąją trejybę. Kaip sako Olie, visi dangaus sargai, visi dangaus laimingieji gyventojai Kristuje prisijungia prie mūsų, kai Kristuje šloviname Dievą, jam dėkojame už gautas iš jo dovanas, ir gamtinės, ir antgamtinės. Iš to, ką svarstėme, seka, kad angelai, būdami antgamties atžvilgių mūsų broliai, nes dalyvauja tame pačiame Dievo gyvenime kaip ir mes, ir būdami Kristuje, kaip ir mes, Dievo garbintojai, labai rūpinasi mūsų išganymu, daro visa, kad mes kuo sėkmingiausiai įsijungtume į jų dangiškąjį chorą garbinti Dievą ir džiaugtis jo regėjimu. Taigi, angelai su džiaugsmu priima iš Dievo misiją mums padėti kelionėje į tėvo namus. Psalmistas gieda, nes angelams Dievas liepia sergėt kiekvieną tavo gyvenimo žingsnį. Šventajame rašte skaitome, argi jie visi nėra tik tarnaujančios dvasios, pasiųstos patarnauti tiems, kurie paveldės išganymą. Kaip daugelis teologų moko, jie labai rūpinasi, kad mes užimtume tuščias Dievui neištikimų angelų vietas danguje. Jie, būdami piktųjų dvasių nugalėtojai, rūpestingai gina mus nuo jų. Angelai aukoja Dievui mūsų maldas. Tai reiškia, kad jie, prie mūsų maldų pridėję dar savo maldavimus už mus, jas aukoja Dievui. Dėl to labai išmintinga šauktis angelų pagalbos, ypač sunkesniuose gyvenimo momentuose ir mirties valandą, kad jie gintų mus nuo piktojo puolimo ir padėtų išlikti Dievui ištikimais.